Sveiki visi, čia Barokis, sveiki atvykę dar ne video šiandien. Čia yra World of Tanks gyvai. Iš viso MX-12 Tons. Turbūt vienas bus iš nemėgstamiausių light tankų, nes iš tikrųjų jo visas greitis, acceleration, per kiek laiko jis įsibėgėja, tai yra tiesiog nelight tankiška. Taigi, nusprendžiau pažaisti su šitu tanku šiek tiek kitaip, kaip žaidžia daugiausia žmonių, arba bent jau kiek girdėjau iš patarimų. O tai yra žaisti šiek tiek kaip medium tanką ir kurį laiką pabūt tiesiog atgal, įsibėgėti į visą mečą ir pasižiūrėti kaip kas bus. Tai skautai lekia T-37 varo tenais, MK1 Bulldogas irgi ten. Na, velniau, padėsim jiem, tegul laitai pabūna visi kartu. Nors spėju, tai yra bloga mintis iš tikrųjų, nežinau, nes gal reikėtų visokiem Hellcatam paspotinti saloj. Tai jo, žodžiu, tikiuosi jūs mane gerai girdit ir atsiprašau už visus tos pjaudimo garsus ir panašiai. Iš tikrųjų tai naujas mikrofonas kartu su nauju stovu ir tikiuosi, kad viskas girdisi tiesiog gerai. Nors abejoju iš tikrųjų. Nu, manau, gal gerai girdisi mane. Pažiūrėsim. Jei ką, tai perfilmuosiu. Bet jo, tiesiog dabar gal turėtų būti geresnis garsas ir truputį buvo didelis. Tai jo. Gerai varom į salą iš tikrųjų tada. Nes čia kol kas, kaip matau, light tankai tik tai. Įgula taip pat nėra pilna, ginklas geriausias išskyrus dar neturiu, aišku, nu ne viskas tobula tai. Taip, tankai būna tobuli. Pilnai ištobulintas, nes neturiu radijo dar. Liktais. Bet taip visą kitą turiu. Ok, so. Kaip mums čia geriausias padaras būtų? Gun Depression čia vapšė. Nėra žodžių net šitam dalykui apibūdinti. Jo. Reikia stengtis negauti jokio hito. Dar ir po filtrą nusipirksiu gan greitai, manau, nes vis tiek jie nebrangus arba galės pasidaryti pat savo. Žodžiu, per setubą arba kokį facecam vietą pamatysit, kaip čia mano visas tas mikrofono stovas atrodo ir panašiai. Ok, so aš čia nieko beveik negalėčiau. Galėčiau iš tikrųjų pažiūrėtis aplinkui, bet tenais yra... ok, galiu pažiūrėti aplinkui laisvai, nes mes beveik nenukentėjom. Mes visiškai tai yra nenukentėjom. Visi tankai yra vietoj. Ir jeigu pažiūrėsiu juos, man turbūt nieko blogo neatsitiks. Ok. Damn. Čia buvo geras. Outplay. Jep, man patinka tai. Žinokit, širdis sustoja, nes galvoj bus labai blogai, bet tiesiog man iš tikrųjų tik pažeidė gunnerį. Reikia met kitą iš tikrųjų pasiimti prie viso to, bet nieko, kitą kartą. Nežinau, gal sulošiu 2 mečus iš tų tankų čia dabar. Kad gal iš tikrųjų įsitikinčiau, kad čia visai nėra labai blogas tankas. Na, jis iš tikrųjų nėra, čia tiesiog priklauso nuo to, kaip žaidžiu su šitų tankų, bet, nu, suprantate esmę, apie ką kalbu. Aš tiesiog pradžioj tiek daug minčių turėjau ką pasakyti, o dabar viskas išgaravo, nes žaidimas įsibėgiojo. Čia turim FCM50T ir kuriam gali būti šakutės biškį. Nes aš nežinau, ar jis labai šarvuotas yra ar ne. Čiūju, kad taip, nes plius dar matau čia, kad neblogas žaidėjas visai. Ai, ne, nieko gero. Gerai. Tinka, sais. Ir, jo, pažiūrėsim, kiek mes galėjom iš tikrųjų padaryti. Na, aišku, padarėm tik Tigerį. Jeigu būčiau nusitaikęs geriau į S3 būčiau ir jam padaręs, bet jo, aš S3... aš išmušiau trekus. Jam padariau 433 damage'o. Bet iš tikrųjų, nu jo, aš gana pačioj.
Tai spotting assistance nėra tokio, beveik čia nieko iš tikrųjų nėra. Bet tas tankas iš tikrųjų nėra labai tam, kiek girdėjau, skirtas kaip ir spotinimui. Nu, spotinimui, bet reikia gan atsargiai spotinti su juo. Tai jo. Einam dar vieną mečą. Pažiūrėsim, ką sugebam. Arba ką aš sugebu, arba kaip aš nieko nesugebu. Čia jau jis 6. Man atrodo, vis dar 8 tyras arba 9 tyras. Reiks pasižiūrėti. Man atrodo, čia 9 tyras. Šiek tiek 9 tyro tankų yra. Jo, 34. 8. Gerai, 8. Gerai. Būna smagiausia, kai patenki į kokio 6, 7 tyro kovas ir tada būna žiauriai fainai. Tai El Halufas, ten įsivaizduoju, kur man geriausia būtų važiuoti El Halufe. Iš mūsų skautų yra Walker Bulldog, ELC. ELC buvo tiesiog awesome tankas. Jis neturėjo, tai yra, jis turėjo nesveiką pakbuklą kaip savo tyrui. Ir kai patekdavai 6 tyro kovos, tiesiog galėdavai kapoti, sustaškyti kaip tik norėjai. Tai manau, aš nuvarysiu dabar ant to kalno tenais ir pažiūrėsiu, ką aš galiu padaryti. Štai ten. Ir ar surasiu ką nors. O po to grįšiu ir pažiūrėsiu, kaip galėčiau prisidėti prie viso to, bet čia, nežinau, čia jau gali nuvažiuoti kiti light tankai ir dėl to aš labai bijau. Na ja, šiaip F304 gali spotint. Ir tas fucked up smile. Čia skaitau chatą, by the way. Žaidimo chatą. So. Žinau, kad iš šito kampo gali būti stuff. Ir su manim varo ELC, jaučiuos saugesnis, bet jis pats nedrąsiai varo. Type 64. Aha. O, Bulldogas. Ir 112. Get the fuck out. Oh, Jesus. Gerai, aš varau tenais, nes čia bloga mintis. Jo, labai bloga mintis. Man reikia sprukti iš čia, manau. Net bent jau paspotinau kažkiek. Taip, 64 varo iš nugaros. Reiktų saugot nugarą kartais. Ar čia kas nors varo? Nebūtų kokių surprizų. Hello. Ne, nestump manęs, nestump. O, dideli tankai, but sex. Ir išjum, ką dar galime padaryti čia. Bet šitas tankas tikrai neskirtas suicide skautinimui, nes jis neturi pakankamai greičio galios ar arklių galių, žodžiu, jis neturi pakankamai galios, kad važiuotų taip greitai ir kad tiesiog būtų gan toks greitas tankas. Ir plus manevringumas jo nėra toks labai didelis. Šiek tiek minus šio tanko, bet ginklas visai neblogas. 144 penetration, tai gali iš nugaros ir iš šono kai ką pramušt, tai ką tai yra nemažai, sakyčiau. Ten važiuoja biški shit. Ir ten yra irgi shit. Čia susidoroja turbūt su tais. Kokia mano... okei. Jisai atvažiuoja čia. Mano autoloader brolis. Vyresnysis. Nors čia heavy tank. Bet vis tiek. Taip, tikrai. Reikėjo šauti tenais, kai tas atvažiuoja čia. Pažiūrėsiu, ką iš tikrųjų galiu padaryti. Kontrom galiu nemažai padaryti. O, taip. Bet dabar jam reikia saugo tenais. Ir čia, matau, chatas siuntinė bučkius arba kažkas tokio. Arba čia ne man sako, arba nežinau. Artilerija šiaip... Jie turi 3
tokias galingas artilerijas. Okei, aš norėčiau varyti į bazę dabar. Nes, jo, visa ta kita pusė liko vieniša labai. Labai vieniša. Yeah. Pasistengsim apginti bazę gal, jeigu mums pavyks, bet pažiūrėsim, ką šitas mažas motherfuckeris sugeba. Nes gal čia jis prieš kameras pabandė papozuoti taip, kad pamatytų, kad man gerai sektųsi ir kažkas tokio. Ir iš tie varo iš tenais. Čia reiktų atsargiai, nes jie gali būt bet kur, iš tikrųjų. Nors kad, šiaip jie gali būt bazėj, nors gali būt kad bazėj, iš tikrųjų. F3, AFK, okei. Oh, hello. Oh, you missed. Oh, bitch. Oh. Oh. Štai dabar artilerija. Mane šiek tiek laiko gali matyt. Nežinau, ar dar reikės kažkiek daugiau. Bet 2 killsai, aš nemaniau, kad taip įmanomas iš tų tankų 2 killsus paimti. Pasirodo įmanoma. Taigi liko motherfucker E25, kuris yra super ultra fucking greitas. Ir šaudo taip pat greitai. Man čia reiks visos pagalbos labai. Ir AS2. Oh, you motherfucker. Taip, tikrai nepataikyk mane. Prašau. Vis biški girtas čia šaudo. Nu, gerai, netyčia ne. Aš to net nenorėjau rašyti chatą iš tikrųjų. Turbūt girdėt per mikrofoną trenkiau netyčia. Gerai, Cheetah Tiger čia yra. M12 iš tikrųjų. Pažiūrim į šio perspektyvos, kaip čia vyksta viskas. Jam reiktų pasisuklapti. Mes laimėjom. Jeigu nesigalvos pasitraukti iš kepo. Bet neturėtų sugalvot pasitraukti. Jie gal protingi iš tikrųjų. Aš tikiuosi. Gerai, viskas. Puiku. Iš tikrųjų nesitikėjau, kad galiu tai padaryti. Na, matot, šitas tankas iš tikrųjų sugeba parkirst tokius popierinių šarvų. Select next mission. Okay. Supratau, šitas neturės būti šiaip sunkus. Bro, gerai, ką turim? Turim Ekinso, Joe Ekins. Northam, Punchshire. Strader Compton. Geras, labai geras. Mes ribežė antrą klasę. 1101 damage su šitu tanku. Wow. Tėčiui mirė iš... Nu, aš ir miriau, bet man nebuvo šansų iš tikrųjų, nes E25, nebent aš jeigu būčiau nevažiavęs pas E25, o iš tikrųjų laukiuosi aplinkui, bet tada sakė, kad AS2 yra AFK ir jisai kažkaip stebuklingai prisikėlė. Kažkas Steel Wall gavo. Master Gunner, Fire for Effect, Duelist. Good, man patinka. Gerai, ką šitam padarėm fuel tank, galėjom uždegti iš tikrųjų. Šitam tankui aš padariau 500, beveik 600 damage.
Šitam šiandien turim 5. Aš jam tai aš padariau? A, jo, padariau, man atrodo. Hellcatui šiek tiek irgi, taip šiam 4. tik trekus pamušiau. Brodžiu va, štai čia yra MX12 Tons. Taigi tikiuosi, kad jums patiko šis video, jeigu patiko ir norit daugiau video, paspauskit like, prenumeruokit šią kanalą. Ačiū už visus prenumeratorius ir geros jums dienos, gero vakaro, geros nakties, gero ryto, gero gyvenimo. Tiek ir iki.